Daugiau nei 20 metų gyvename ES sudėtyje ir sienos tarp šalių yra atviros, tačiau turėdami daugiau galimybių ar visada jas pilnai išnaudojame. Štai ir Lenkijos kaiminystė. Ką mes žinome apie Lenkijos bitininkus? Žinome nemažai ir vis glaudžiau bendradarbiaujame. Ši kelionė pas Lenkijos bitininkus tai dar vienas vizitas į mokslo įstaigas ir ūkius, siekiant aktyviau susipažinti su Lenkų bičiuliais, palyginti jų ir savo veiklas ir perimti naudingą patirtį. Tai mes dabar pravažiavę šiek tiek Lenkijos kelių, prisimenam, kad daug bitininkų yra Punsko krašte lietuvių ir su jais nemažą patirtį turim, kadangi toks Petras Vitkauskas su savo draugais, kokia 10 bitininkų kasmet atvažiuoja. Tai dabar važiuojam link Varšuvos. Ten yra Varšuvoje labai didelė parduotuvė Lison firmos. Pabandysim ir ten užvažiuoti, pasižiūrėti, kaip atrodo, koks inventoriaus asortimentas, kokie pasiūlymai bitininkam ir paskiau nuo Varšuvos dar 100 km bus Toliau mūsų kelias veda į vieną svarbiausių Lenkijos bitininkystės centrų, Nacionalinio sodininkystės tyrimų instituto bitininkystės skyrių Pulavuose. Ką galima pasakyti apie Pulavus? Tai senovinis miestas ant Vyslos kranto, esantis netoli Liublino. Tai senosios Lenkijos didikų Čartoriskių šeimos buveinė. Žvelgiant į miesto architektūrą, senuosius pastatus, išraiškingus fasadus, įsitikinę, kad čia buvo daug ir turtingo įvairiaspalvio gyvenimų. Šiandien miestas turi per 40 000 gyventojų, tai nemažas pramonės ir mokslo centras, svarbus transporto mazgas. Jo vien tas faktas, kad čia veikia didžiausia Lenkijoje trąšų gamybos įmonė Azotai, byloja apie miesto industrinį potencialą. Čia įkurtos ir dirba mokslo įstaigos, kurios specializuojasi žemės ūkio ir chemijos srityje, tai dirvožemio augalininkystės, veterinarijos, cheminių sintezių mokslo įstaigos. Bet mus labiausiai domina bitininkystės sritis. Pulavų bičių institutas, tai žinių ir patirties centras, svarbus ir Lietuvos bitininkams. Jame vykdomi tyrimai apriepia tiek bičių biologiją, tiek praktinius bitininkystės klausimus. Vienas iš svarbiausių darbų – bičių motinėlių auginimo ir dirbtinio apvaisinimo tobulinimas. Vienas svarbiausių darbų bičių motinų auginimo ir dirbtinio apvaisinimo metodų tobulinimas. Čia sukurti metodai leidžia atrinkti, kokias savybės paveldės bičių šeimos, tokiu būdu išlaikomos produktyvios, ramios ir ligoms atsparesnės bičių linijos. Neatsitiktinai būtent Pulavuose jau daug metų tęsiamas darbas su karnikos, rasės, bitėmis bei marinka linija. Institutas turi modernę bičių produktų kokybės laboratoriją, kurioje tikrinama medaus, bičių duonos, vaško ir kitų produktų kokybė. Ši laboratorija yra akredituota Lenkijoje. Pulavų institutas garsėja savo tarptautiniais ryšiais. Vienas iš įdomesnių pavyzdžių projektas Smart Bees, skirtas bičių genetiniai įvairoviai ir sveikatai stiprinti. Jo metu Pulavuose buvo organizuoti praktiniai mokymai bičių selekcijos tema. Šie mokymai buvo vykdomi daugelėje Europos šalių, tarp jų ir Lietuvoje. Mokymus vedė profesorė Malgožata Bienkovska. Tai buvo puikia proga mūsų šalies bitininkams pasisemti žinių iš aukščiausio lygio specialistų ir pritaikyti jas savo ūkiuose. Institute dirba patyrę mokslo darbuotojai, pedagogai, kurie perduoda žinias jaunajai kartai. Be veisimų institute daug dėmesio skiriame bičių sveikatai. Tyrinėjama, kaip stiprinti bičių atsparumą varozei, kaip kovoti su šiuo pavojingu parazitu biotechniniais metodais, pavyzdžiui, izoliuojant motinas ar reguliuojant perų vystymosi ciklą. Taip pat tyrimas bičių maitinimas, kokie sirupai naudojami žiemojimui yra tinkamiausi, kaip jie veikia šeimos stiprumą ir pavasarinį vystymąsi, sako Instituto Pulavų bitininkystės skyriaus dyrektorius Daruszas Gerula. Około 2000 mateczników tutaj by do tych wszystkich komór weszło.
Čia jau keliaujame į instituto padalinius, į cechus. Motinėlių auginimo inkubatorius yra labai didelis, sudarytas iš 8 atskirų skyrių. Kiekvienas skyrius gali talpinti apie 250 motinos lopšelių, todėl visa sistema iš viso gali laikyti apie 2000 lopšelių. Kameros dydis leidžia efektyviai vykdyti motinos lopšelių auginimą, užtikrinant tinkamas sąlygas jų vystymuisi, sako Dariušas Gerula. Kameros šildymas pagrįstas silikoniniu kabeliu, kuris pasižymė energijos taupymu. Šildymo kabelis tolygiai paskirsto šilumą visoje kameroje, kas yra būtina norint išlaikyti optimalią temperatūrą motinos lopšelių vystymuisi. Šis sprendimas ekonomiškai naudingas dėl mažų energijos sąnaudų. Instituto padalinyje yra ir medaus apdorojimo cechas. Darbą spartina didelis metsukys, skirtas 64 koriams, taip pat naudojamas automatinis medaus nusausimo įrenginys, kuris palengvina darbą ir taupo laiką, džiaugiasi Dariušas Gerula. Trzeba poznać cykl rozwoju warozy w połączeniu z rozwojem rodziny. Profesorės mokslų daktarės Malgožatos Benkovskos pagrindiniai tikslai – dirbtiniu būdu veisti bites atsparias parazitui Varroa destructor, tobulinti atrankos metodus. Ji yra tarptautinės organizacijos Skolos asociacijos narė, taip pat eina Lenkijos bičių motinų augintojų asociacijos iždininkės pareigas. Dirbtinis motinų apvaišinimas užtikrina kontroliuojamą veislinę aplinką, kas yra neįmanoma natūralaus poravimosi metu, sako Malgožata Benkovska. Kontroliuojamas dirbtinis apvaisinimas leidžia bitininkams gerinti ir išsaugoti pageidaujamas bičių savybės. Apvaisinimo proceso reikalinga speciali įranga, tai mikroskopas, dirbtinio apvaisinimo aparatas, švirkštas su adata. 7 dienų amžiaus motinos apvaisinamos 2 kartus. Kiekvieną kartą 7 dienų amžiaus motinos apvaisinamos 2 kartus, kiekvieną kartą suleidžiant spermus, sako Malgožata Benkovska. Viena svarbių instituto veiklų bičių spermą kriokonservuoti ir ilgalaikiai saugoti genetinius išteklius. Tai siekiant apsaugoti bičių genetinę įvairovę ir užtikrinti, kad ateities bitininkai turėtų prieigą prie vertingų bičių linijų. Kaip matome, čia stovi mikroskopas, taip pat inseminacijos aparatas. Toks selekcinis darbas vykdomas jau nuo praėjusio amžiaus 5-6 dešimtmečio. Tai jau 70 metų istorija. Grzewaniem miodu, albo jeżeli miód jest stary, to też te parametry, stary... Kalbant apie kovą su varoze, reikia suprasti šio parazito vystymosi ciklą kartu su bičių šeimos raida. Biotechniniai metodai, tokie kaip motinėlių izoliavimas 3-4 savaitėms iki paskutinio medunešio, yra veiksmingi mažinant varozės erkėtumą. Dar viena instituto veiklos krypčių rūpestis medingaisiais augalais, jų savybių tyrimai ir plėtra. Šiuolaikinė civilizacija susiduria su daugybė problemų. Vienas didžiausių ir sunkiausių iššūkių yra laipsniškas ir negrįžtamas augalų ir gyvūnų rūšių nykimas. Nerimą keliantis šių darbščių vabzdžių skaičiaus mažėjimas reikalauja imtis būtinų apsaugos priemonių. Profesorius dr. Zbignevas Koltovskis šalia kitų mokslo tyrimų ir žurnalo Journal of Apicultural Science vyriausiojo redaktoriaus pareigų daug dėmesio skiria medingųjų augalų tyrimams ir populiarinimui. Instituto teritorija yra bandomasis sklypas, sodas, medelynas, daržas, kur auginami per 100 rūšių medingųjų augalų. Vis atrandamos naujos ar pamirštos rūšys, kurios rekomenduojamos bitininkams sodinti ir sėti. Profesorius Zbignevas Koltovskis yra sudaręs ir išleidęs didįjį medingųjų augalų atlasą. Ši knyga tai išsamus vadovas apie 100 augalų, kurie yra nektarų šaltinis bitėms ir bitynų savininkams. Visos bitės minta nektaru ir žiedadulkėmis.
tam tikros augalų rūšys negalėtų egzistuoti be tam tikrų vabzdžių rūšių. Svarbu išsaugoti gamtos pusiausvyrą, plėsti medingųjų augalų plotus, sako profesorius Zbignevas Koltovskis. This is a lot of work here because it's very difficult to keep it in good condition, you know. Different requirements of this. The blooming is only top. Only top. On the middle there is no flowers. Yeah? And Institute rengiamas ir ruošiamas spaudai mokslinės bitininkystės žurnalas The Journal of Apicultural Science, einantis anglų kalba 150 egzempliorių tiražu. Žurnalo turinys skelbiamas internete. Žurnale publikuojami tiek originalūs moksliniai, tiek apžvalginiai straipsniai, apimantys visus bičių gyvenimo bitininkystės aspektus. Tarp šio žurnalo autorių buvo ir profesorius akademikas Algirdas Kirkevičius. O pagrindinės žurnalų temos tai bičių biologija, genetika, veisimas, bičių produktai, valdymas, technologijos ir ekonomika, pasakoja žurnalo techninė redaktorė Beata Panasiuk. Zarówno przed procesem kryokonserwacji, jak również po przeprowadzeniu tego procesu kontrolujemy jakość nasienia. Dotychczas robiliśmy procedury kryokonserwacji z wykorzystaniem dializerów. Jest to procedura opracowana w Niemczech przez Jakoba Wenegera. W zeszłym tygodniu byliśmy na szkoleniu i nauczyliśmy się, jak przeprowadzać tą procedurę z wykorzystaniem plazmy jaja kurzego, EGIO, i też będziemy wdrażać również tą metodę kryokonserwacji w naszym laboratorium. Kalbant apie mokslo pasiekimus, Lenkijoje norisi paminėti ir buitinį gyvenimą, bičių produktų vartojimą. Ar daug Lenkai vartoja medaus? Statistiniai rodikliai žymiai nesiskiria nuo ES vidurkių. Lenkų bitininkams taip pat sunku realizuoti medų dėl iš užsienio importo pertekliaus. Lenkų bitininkams taip pat sunku realizuoti medų dėl iš užsienio importo pertekliaus. Tačiau Lenkai pirkėjams siūlo įvairovę. Apsilankę prekybos centruose matėme didžiulę pasiūlą. Lentynose suskaičiavome net 18 rūšių siūlom, net 18 rūšių medaus. Apsilankę prekybos centruose matėme didžiulę pasiūlą. Lentynose suskaičiavome net 18 rūšių medaus. Medų Lenkai plačiai naudoja ir gaivinančių gėrimų gamybai. Lenkijoje mes matom didesnės pastangas platinti medų ir kažkur jį tikslingai panaudoti. Tai, sakykime, jie naudoja limonadą su sultim, 20% sulčių dėda, labai skanus be saldiklių. Po Viešnagės institute norisi pasidžiaugti, kad Pulavų mokslininkai ne kartą bendradarbiavo su Lietuvos kolegomis. Be to, Lietuvos bitininkai ir selekcininkai naudojasi Pulavų institute sukaupta patirtimi. Tad galima drąsiai sakyti, Pulavų bitininkystės patirtis yra vertinga visiems, kurie nori stiprių, sveikų ir produktyvių bičių šeimų. Bez preparat ze skrzydłami.